Sugrįžome į vietą, kur po praeito karto turėjome neužbaigtų reikalų. Pakeliui sutikome Klaipėdos vandens autobusą. Nieko nelaukėme, pradėjome savo paieškas. Pirmojo metimo ištraukėme sovietinį melsvą ar tai žalsvą peiliuką. Vėliau sekė daiktas panašus į gesintuvą. Ištraukėme ir stulpelį arba kojelę, dažnai naudojama gamyklose, paremti stalviršių. O ant vandens, kaip visada, daug sportuojančių, poilsiaujančių ir kitaip pramogaujančių žmonių. Ištraukėme tepalo pompą, skirtą kažką sutepti. Durų rankena taip pat keliauja į mūsų laimikių sąrašą. Po dar vieną metimą ištraukėme grandinę, prie kurios buvo prikabintas švinas, kuris matomai buvo savos gamybos. Pakliuvo ir stovas, dažnai naudojamas gamyklose. Mūsų vėl aplankė Klaipėdos vandens autobusas. Mums pakliuvo ir štai tokia baterija su rusiškais užrašais. Neapsieita ir be žvejybos reikmenų kaip visada. Iš pradžių ištraukėme ir štai tokį rakčiuką, o po jo ir pačią spyną. Taip pat ir senovinį sovietinį puodelį. Na, o šis paslaptingas daiktas vandenyje, kaip vėliau jau paaiškėjo, buvo bidonas. Papuolė ir lietvamzdis. Taip pat ir senovinis kolekcinis keramikinis kamštukas buteliui. Na, o čia mums papuolė žibintas, kuris panašus į skambaliuką. Šis daiktas labiausiai mums priminė laikiklį, greičiausiai nuo to pačio lietvamzdžio, kurį prieš tai ištraukėme. Statybinių atliekų, kaip ir laikiklių, ten taip pat pilna. Na, o pabaigai toks vamzdukas ir dangtukas.